Jo nei kas laukia, nei ilgisi, tačiau jis veržte įsiveržia kasmet. Gripas. Pastarosiomis savaitėmis kerta be gailesčio, vien šį sezoną 5 mirtis, o juk epidemijos dar tik pradžia. Epidemija būna dažniausiai skelbiama tada, kada susirgimų būna 100 atvejų 10 000 gyventojų. Tai tokis slenksti, kur jau yra virš 100 rodiklis, yra pasiekę 10 savivaldybių. Gripo virusas tuo yra išskirtinis iš kitų, jog jis kinta kiekvienais metais. Šiek tiek dėl to yra vakcina kiekvienais metais koreguojama tam, kad būtų atitinkama apsauga. Bet susirgti gali kiekvienas. Tikrai negalima pasakyti, kad yra kažkokia amžiaus grupė, kuris serga daugiau arba ten daugiau serga vyrų nei moterų. Kol kas gripo epidemija oficialiai paskelbta vos keliuose rajonuose. Pirmieji pasidavė Kaunas ir Prienai. Tačiau sergamumas šalyje didėja taip sparčiai, kad ir kiti rajonai vargu ar ilgai atsilaikys. Prasidėjus gripo sezonui, jeigu yra aplinkoje sergančių žmonių, su jais nekontaktuoti, nes virusas pakankamai greitai plinta ir tuo labiau, jeigu organizmas yra imlus, tuo metu nusilpęs, nes žiemą vis tiek ir vitaminų trūksta ir imunitetas šiek tiek susilpnėjęs. Dažnai plauti rankas, nesilankyti susibūrimo vietose, sportuoti, būti grynam ore, vėdinti dažnai patalpas. Tiesiog, kai sako, tie elementarūs, nuo senų laikų žinomi būdai, tai turbūt organizmo grūdinimas ir visos kitos nespecifinės apsaugos priemonės, kaip rankų plovimas, kvėpavimo higiena, čiaudėjimas, kosėjimas į servetėlę, o ne ant kolegos. Gerų patarimų kiekvienai šeimai turi ir vaistininkai. Patarčiau turėti vaistažolių, aviečių, lapų, liepžiedžių, medaus ar kitų bičių produktų bei vitamino C. Norėčiau išskirti Kanados gamintojo Jameson vitaminą C. Šis gamintojas turi ilgametę gamybos patirtį, nes maisto papildus gamina jau nuo 1922 metų. Be to naudoja išskirtinę technologiją, kuri apima net 360 gamybos kontrolės etapų. Šiuo gamintoju pasitikė jau daugelis pasaulio šalių. Vitamino C organizmas nesintetina ir nekaupia ilgam. Todėl kasdieną reikiamą kiekį jo reikėtų gauti kartu su maistu arba esant nepilnavertei mitybai kartu su maisto papildais. Didesni jo kiekiai reikalingi patiriant stresą, peršalus ar esant infekcijai. Vitaminas C būtinas stipriam imunitetui, padeda kovoti su bakterijomis bei virusais, padeda pašalinti toksinus iš organizmo. Jameson vitaminas C yra pagamintas iš acerolos vyšnių ir erškėtrožių minkštimo ekstrakto. Vienoje tabletėje yra pakankamai didelis vitamino C kiekis, net 500 mg. Tai yra skanios, kramtomos apelsinų skonio tabletės. Be konservantų ir didelės pakuotės pakaks net 3 mėnesiam. Profilaktiškai nesergant 1 per dieną, o sergant 2 arba netgi 3 per dieną. Tiek prevenciškai, tiek susirgus. Jamesono vitaminą C sausio mėnesį Litfarmos vaistinėse galite įsigyti 20% pigiau.